48 voltų baterija, 18 Ah. Tai reiškia, kad šita yra talpesnė negu tų standartinių netgi. Tai yra tikrai didesnė baterija ir reiškia, jūs toliau nuvažiuos. Šiais metais beje tikrai bestselleris, nemeluosiu. 7 pavaros, Shimano. Japonų? Jo, čia tie, kur daro meškeres. Bagažiukas. O, žiūrėk, kaip stabdis veikia. Paspaudžiu stabdį, mirksi. Nei čia tai įdomi kam nors informacija. Gertuvės laikiklis, galite įsidėti kažką tai bonkę. Nieką nereikia mokėti papildomai. Geras, eiktų savo. Vien dėl to galim pirkti. 2 eurus sutaupysi. Aš čia yra purvasaugiai, taip pat kaip saugo nuo purvo. Čia kas dar ateikit čia. Esminis dalykas, dėl ko tą dviratį turit pirkti. Apie Ainės. kieno vėliava? Portugalų? Italijos vėliava. Esmė, kad čia italų dizainerio sukurta. Kinietis pusiau italas buvo. Antiek geras elektrinis dviratis, kad negalima nuo jo nusisukti. Gerai čia. O Vivo CD Pro. C2 Pro. Todėl, kad mes ką turime? Didžiulę lempą. Tokią lempą nebūtų gėda net garaže pasikabinti. Šviečia, matot kaip šviečia? Šviečia, nešviečia. Elektrinis dviratis, kuris nuvažiuoja net 1000 kilometrų. Ar tai yra įmanoma? Žinoma, jeigu jūs minsit, viskas. Tik tais padėkokit paskui savo kojam. Traktuoja 80 ir 120 km, bet irgi lygiai taip pat minant su pagalba. Bagažiukas rašo iki 25 kg, tai jeigu žmogų veši, tai tik dalį galite. O kodėl čia tokia ratlankį be špikį? Tai kad būtų dar tvirčiau. Tai įsivaizduok, pavyzdžiui, važiuoju, kažkas pagali tau špikį. Todėl, kad čia tam ir yra nuo visų priešų. Hidrauliniai stabdžiai, neminėjau, bet tai irgi stabdžiai turi būti geri, jeigu tokį dviratį. Kiek sveršit, kad čia tokių reikia stabdžių? Kokia 30 kg. Gal daugiau. Turime amortizatorių, kur galima užrakinti. Bet jūs, pavyzdžiui, važiuojat, minate taip padarot. Dėl to lėtėja jūsų tempas. Asfaltą važiuojat, užsirakinot, jūs tą galite įsivažiuoti. Toliau turim dar vieną amortizatorių. Matot, žiūrėkit. Oba. Tai reiškia, jisai minkštai važiuos. Nepamirškit, kad šie ratai yra didesni, fat bike vadinamo to, ne? Ir dėl to bus daug minkščiau važiuoti. Kiek nuėjom, ne ten, kur. Viskas susilanksto lygiai taip pat. Gali parodyti, kaip susilenkia? Ne. Šitą nesam lenkę. Nu gerai. O, ir jis taip susilenkva. O tik vieną spalvą čia? Turim labai gražių, neoninė yra spalva, yra dar kažkokia žalia su baltu, juodu gal su auksiniu. Ir realiai, jeigu norėsi, tai šiaip duojas pasiliek vakarais perdažiniai šiaip užsakė. Įeini komplektaciją. Ir šits uždyka. O vien dėl to pirkit. Taip. Čia ką matom, kilometražas, kokiu greičiu važiuoja, turim pliusą, koja, emergency, informaciją, uosukiai. Tokį ir kitokius dviračius rasti galite mankius.lt arba Vilniuje parduotuvėje Mankius, Kaune Klaipėdoje parduotuvėje Mankius.